Taigi ankstyvas rytas ir man už nugaros štai visa krūva jau ganėtinai sugadintų padangų, kurių gyvenimas jau beveik baigėsi. Tai čia padangos dyla labai greitai. O šiandien mūsų laukia dar viena labai ilga diena, ilgiausia ir organizatorius žadėjo, kad sunkiausia. 340 ar 70 km, bet tai turėtume užtrukti maždaug apie 6-7 valandas grįbdėjant greičių ruožę, plus dar 2 neutralizacijos po valandą 15. Tai labai tikiuosi ją išgyventi. 2 sunkios dienos jau praėjo, bet iš esmės visos buvo ganėtinai nelengvos dienos. Ilga diena, antiek ilga, kad buvo visko. Pirmi 50 km, nežinau, mintis buvo kažkokios. Važiavau, svajojau, galvojau, posūkį praknisau. 4 km į vieną pusę, 4 į kitą. Galvojau, ten jau viskas. Pasirodo, kiti lygiai taip pat nuveikė. Vieni daugiau, kiti mažiau. Paskui dar keletą navigacinių klaidų. Tiesiog negalėjau susikoncentruoti. O antroji daly, vyručiai, buvo atsukta rankenėlė iki galo. Tai žiauriai fainai. Martinezas mane pasivijo. Nežinau, kelintą kartą mes jau keičiamės. Buvau antras, tuomet buvau trečias, tuomet buvau antras, tuomet buvau trečias. Vakar buvau antras, šiandien jau esu trečias. O paskutinė dalis, žiauriai gražu, nerealu, visiškai priminė Albaniją. Pliki kalnai, daug akmenų, slidu, gražu, super. Tai reziumuojant, šiandien paklydimas. Ček, didelis greitis. Ček, griovys. Ček, dulkių. Ček, karšta. Ček, šalta ryte. Ček. Žodžiu, antiek ilga diena, kad buvo visko.